agentūros direktorė ir mes kartu su kolegomis iš projekto administravimo skyrius tikrai dėkojame Jums, kad atsiliepėte į mūsų pasiūlymą susipažinti su mūsų administruojama priemonė ir teikiama finansavimu privačioms elektromobilių įkrovimo prieigoms įrengti. Ir manom, kad jūsų asociacijos nariai, kurie turi kaimo sodybas, užsiima turizmu, kad tikrai būtų naudinga pasinaudoti šią valstybės teikiamo finansavimu ir gauti dotacijas, įrengti prie sodybų privačias elektromobilio įkrovimo prieigas. Ir kad būtų tiesiog lengviau susigaudyti, kokios yra galimybės, ko reikia norint kreiptis finansavimo, tai mes norėtume šiandien ir detaliau pristatyti patį finansavimą pagal šiuo metu tiesiog teikiamą finansavimą. Galima gauti, pagal nustatytas sąlygas galima gauti ir galima dėl jo kreiptis, teisingiau galima kreiptis, gauti ir vėliau padarius, tai yra iki šių metų birželio pabaigos. Tai ar būtina turėti elektromobilį prieš kreipiantis? Ne, nebūtina, juolab, kad tai būtų ir patrauklesnės sąlygos jūsų klientams, kurie atvažiuoja ir tuo metu, kol poilsiauja, galėtų jūsų jau nustatytomis sąlygomis ir pasikrauti. Ir tuomet pakviesčiau jau ir pristatyti projekto administravimo skyriaus atstovus, pradedant skyriaus vadovę Audronę, pačią jau detaliau informaciją. Ir kviesčiau tikrai aktyviai klausti, jeigu kas neaišku, iš karto kelti ranką ir klausti, nes mūsų ir tikslas daryti, būtent konkrečiai jums, orientuojantis į tikslinę auditoriją, kad jūs išsiaiškintumėte, kas rūpi, kas neaišku, kokios galimybės, kokios sąlygos ir galėtumėte, turėdami visą informaciją, naudotis tikrai puikia galimybė. Ypač paskatintume tuos, kurie turi saulės elektrinės įsirengę ar vėjo elektrinės, yra gaminantis vartotojai, nes tai tikrai irgi yra į visą naudų paketą tinkama ir tikrai yra naudinga. Kaip minėjau, nors ir neturim elektromobilio, bet apie jį tik galvojam, ar galų gale jūs galite ir savo klientams sudaryti galimybės, negaunant už tai papildomų pajamų, nes ir tai yra labai svarbu, nes yra takoskyra tarp to, kas yra privati infrastruktūra ir vieša infrastruktūra, bet apie tai mano kolegos paaiškins. Tai kviečiu tada Audronę ir pasisakyti, nebent jūs iš karto norėtumėte iš asociacijos narių, galbūt Agne, jūs irgi turite kažkokį bendrą lūkestį, kurį norėtumėte iš karto išsakyti ir mes galėtume, mano kolegos, pristatydami iš karto lūkestį atliepti. Tai šią akimirką turbūt klausimų nebus, tik tais ką jums siuntėm bendrai Excelio failiuke, o klausom ir žiūrėsim, iškils gal. Gerai, tai prašom, Audronė, tada. Dėkui. Tai tada, kaip jau ir minėta, mes pristatysime mūsų pačios dotacijas ir detaliai reikalavimus, orientuojantis jau į tikslinę auditoriją, kaimo turizmo verslo atstovus. Kaip supratome, tikrai matyt didelė dalis kaimo turizmo verslą vykdančių asmenų bus fiziniai asmenys vykdantis ūkinę veiklą, turintys verslo liudijimus ar kitaip įformintą ūkinę veiklą. Taip pat gali būti ir juridiniai asmenys. Tai mūsų šios dienos pristatymas skirtas gan detaliai pristatyti ir visus reikalavimus, ir praktinius dalykus fiziniams asmenims, siekiantiems gauti dotacijas.
ir ypač fiziniams asmenims vykdantiems ūkinę veiklą, tai tada tam tikri papildomi reikalavimai atsiranda. Ir taip pat tam jau trumpesnė informacija, kaip gauti paramą juridiniams asmenims, nes juridiniams asmenims turėjome išsamius mokymus truputį anksčiau ir yra taip pat padarytas įrašas, skaidrės ir galima ten atskirai pasižiūrėti dar, kam aktualu. Tai pirmiausia, trumpai apie projektą, mūsų vykdomą priemonę. Iš viso šiai priemoniai skirta šiek tiek virš 45 milijonų eurų ES lėšų finansavimas. Priemonę inicijavo Energetikos ministerija, Lietuvos energetikos agentūra, ją administruoja, skelbia kvietimus, išmoka lėšas. Mūsų tikslas įgyvendinus šitą priemonę 26 metų pradžioje pasiekti labai ambicingą tikslą, finansuoti virš 53 000 įkrovimo prieigų įrengimą. Iki šiol pagal gautas paraiškas ir jau pasiektus rezultatus galime informuoti, kad jau beveik 1400 prieigų įrengta, išmokėta arti milijono eurų kompensuojant dalį išlaidų, bet dar, kaip suprantame, iki tikslo dar vis tik yra nemažas kelias ir tikrai labai prašytume jūsų platinti šią žinią apie galimybę, kad būtų jie pasinaudota finansavimu ir pasiekti rodikliai. Kodėl buvo inicijuota ši priemonė, skatinant elektromobilumą Lietuvoje? Atkreiptinas dėmesys, kad elektromobilių skaičius Lietuvoje tikrai nuolat auga, lyginant paskutinių 5 metų statistikos rinkimo laikotarpį nuo beveik 1000 grynųjų elektromobilių iki virš 11 000 ir atitinkamai taip pat auga ir iš išorės įkraunamų hibridinių automobilių įsigijimo skaičiai. Mūsų ekspertų skaičiavimu elektromobiliu važiuoti yra pigiau. 100 km įprastais degalais kainuoja apie 10 eurų. Elektromobiliu, jeigu kraunamasi naktiniu tarifu, kaštai 100 km nuvažiuoti nekainuoja 4 eurų, arti 4 eurų. Kodėl tas aktualu? Tikrai yra tendencija ir manome, kad vis daugiau gyventojų norės krautis ten, kur jų elektromobilis stovi ilgesnį laiką. Namuose, darbovietėse, taip pat poilsio vietose. Ši mūsų priemonė yra skirta vadinamajam lėtajam krovimui ir kaip tik tokios įkrovimo prieigos ir skirtos įkrauti elektromobilius ten, kur jie gali stovėti ilgiau, kol žmonės būna namuose, ilsisi ar dirba. Atkreiptinas dėmesys, kad nemokamos viešosios įkrovimo prieigos jau nebėra tokios paslaugos nuo šių metų sausio 1. Skaičiuojant taip pat ekspertų skaičiavimais, viešose mokamose įkrovimo stotelėse įkrovimo kaina yra 2 didesnė. Palyginimui lėto krovimo jungtyse viešoje stotelėje 1 kWh kainuos apie 35 centus, tuo tarpu kraunantis turima privačia įkrovimo prieiga namuose, darbovietėje, poilsiavietėje, naktinių tarifų, tai kaina gali būti apie 17 euro centų už kWh. Na ir kaip minėtina, privačia prieiga krautis daug patogiau, todėl kad būtent tada elektromobilis stovi
namuose, ilsintis ar darbovietėje. Mes finansuojame ir esame paskelbę keletą kvietimų teikti paraiškas pagal įrengimo vietą, kur siekiama įsirengti individualiuose namuose, soduose, daugiabučiame name ar organizacijose, įmonėse, įstaigose. Pagal įrengimo vietą irgi turime priemonės paskirstę pagal tai, kas gali teikti paraišką. Tai aktualiausia turizmo verslą vykdantis asmenims, manome, būtų kvietimai teikti paraiškas į prieigų įrengimą individualiuose namuose, soduose, arba jeigu verslą vykdo įmonės, tai kvietimas privačioms arba viešosioms įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms, juridiniams asmenims įsirengiant įkrovimo prieigas. Pagal tai, kur ketinama, kurioje vietoje įsirengti ir kokie pareiškėjai, fiziniai ar juridiniai asmenys, yra nustatyti reikalavimai, kokios maksimalios galios prieigas galima įrengti. Fiziniai asmenys gali įsirengti iki 22 kW, juridiniai iki 44. Ir skiriant dotaciją, ji skaičiuojama pagal įkainį, paskaičiuota vienos prieigos įrengimui ir priklausomai nuo grupės, ar fiziniai asmenys, ar juridiniai asmenys ir kur ketinama įsirengti. Irgi yra nustatytas tam tikras procentas, kokio dydžio dotaciją nuo paskaičiuoto įkainio galima gauti iki 40% fiziniams asmenims ir iki 30% juridiniams asmenims. Po to pateiksime detalesnį informaciją, kad parodysime konkrečius skaičius, kokia prieiga, pagal kokias sąlygas galėtų kainuoti, kokią dotaciją jūs galėtumėte gauti. Aktualiausi mūsų vertinimu jums būtų šie 3 kvietimai, dabar galiojantis, paskelbti. Tikrai parašėme labai detaliai, kad tarp daugiau mūsų paskelbtų kvietimų jau konkrečiai matytumėte, kokiu pavadinimu kvietimas jums aktualus. Fiziniams asmenims ir fiziniams asmenims, kurie vykdo ūkinę veiklą, verslo liudijimai ir panašiai. Tai kvietimas galioja iki šių metų rugsėjo 30 dienos. Galima įsirengti įkrovimo prieigas iki 11 kW. Tada bus vienas finansavimo procentas. Galima įsirengti ir didesnės galios prieigos, tada truputį kitos sąlygos. Ir juridiniai asmenys paraiškas gali teikti iki birželio 30 dienos. Finansavimas, kaip minėjau, iki 30% nuo įkainio. Detaliau, kas tie tinkami pareiškėjai. Tai kvietimuose gali dalyvauti fiziniai asmenys, kurie siekia įsirengti įkrovimo prieigas nuosavybės teise, panaudos ar nuomos pagrindais valdomose nekilnojamo turto objektuose. Atkreipiu dėmesį, ne tik nuosavybės teise, bet ir panaudos ar nuomos pagrindais. Tokių projektų trukmė, tai yra patvirtinus paraišką, prieigą reikia įsirengti ir pateikti mokėjimo prašymą per 12 mėnesių nuo paramos paskyrimo. Juridiniai asmenys įkrovimo stoteles gali įsirengti taip pat nuosavybės teise arba kitais teisėtais pagrindais valdomuose objektuose, patikėjimo, panaudos, nuomos. Šių projektų trukmė gali būti iki 12 mėnesių, esant poreikiui galima pratęsti dar 6 mėnesiais. Pareiškėjai paraiškas teikia vieni, nėra numatyta galimybė turėti partnerius. Finansavimo galima prašyti stotelėms tiek su viena, tiek su keliom prieigom. Nėra ribojimų nustatyta. Svarbu, kad stotelės jeigu bus kelios prieigos,
kad stotelė su keliomis prieigomis gale neviršytų mano nurodytų čia suminių dydžių. Kvietimo sąlygose yra konkrečiai nustatyta, kuriam kvietimui kokios didžiausios galios gali būti susumavus vienos stotelės visų prieigų galę. Paraiškų skaičius, paraiškoje nurodomų nekilnojamo turto objektų skaičius, stotelių su prieigomis skaičius nėra ribojami. Jūs galite teikti, kiek norite paraiškų, tarkime, pateikite dėl vieno savo objekto, po kažkurio laiko pasvarstote, kad dar būtų reikalinga kitame objekte įsirengti įkrovimo prieigą, galite teikti atskirą paraišką. Paraiškoje galima nurodyti keletą objektų, koks yra jūsų poreikis ir nėra ribojimo, kiek jūs norite įsirengti stotelių. Atkreiptinas dėmesys, kad finansuojamos privačios stotelės. Tai yra tokios stotelės, kurios skirtos naudotis konkrečiai fizinio ir juridinio asmenų grupiai. Ir tokios stotelės neturi būti įtraukiamos į viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų informacinę sistemą. Tai tokia yra finansavimo sąlyga. Ji yra tikrai svarbi ir norime atkreipti į tai dėmesį, kad per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį įsirengus stotelę ir po to tęstinumo laikotarpio, apie ką irgi truputį vėliau detaliau kalbėsime, ta įrengta stotelė, ji turi ir tokia išlikti privačia, tik jūsų tiksliniai grupiai, neįtraukta į tą valstybinę informacinę sistemą. Reikalavimai pačioms įkrovimo stotelėms. Finansuojamos kintamosios srovės stotelės, tai vadinamojo lėtojo įkrovimo. Gali stotelės būti įrengiamos ant sienos, ant žemės įrengiamos stotelės. Jos turi atitikti tam tikrus techninius reikalavimus, atsparumo smūgiams klasę, lauke įrengiamos stotelės turi atitikti atsparumo dulkėms ir drėgmei reikalavimus. Jeigu stotelę įsirenginėja juridiniai asmenys, tokios stotelės turi turėti komunikacijos protokolą, atsiskaitimo apskaitos funkcionalumus. Juridinių asmenų įrengiamos stotelės turi turėti dinaminio galios valdymo funkciją. Fiziniai asmenys gali pasirinkti turėti šitą elementą ar be šito elemento. Įranga ir komponentai turi būti nauji ir nenaudoti juos įsigyjant ir sumontuojant. Įranga turi būti įrengiama ir montuojama pagal gamintojo instrukciją ir vadovaujantis elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, kurios yra patvirtintos energetikos ministro. Nuo kada galima įsirengti stotelę? Kreiptis finansavimo pas mus galima jau ir turint, jau ir įsirengus nuo 23 metų balandžio 1 dienos įkrovimo stoteles. Aišku, jos turi atitikti visus išvardytus reikalavimus, bet jeigu esate įsirengę jau praeitais metais, po 23 metų balandžio 1 dienos tikrai verta pasitikrinti, galbūt įkrovimo stotelės atitinka reikalavimus ir galima gauti tam tikrą dotaciją. Yra tam tikri niuansai dėl valstybės pagalbos. Vėliau detaliau paaiškinsime, ką reiškia prašyti dotacijos pagal bendrąjį bendrosios išimties reglamentą. Tai mūsų vertinimo jūsų tiksliniai grupiai, tai tai bus retas poreikis, kai teikiama pagal šitą reglamentą, tada stotelę galima įsirengti tik tai pateikus paraišką. Negalioja ta ankstesnė įsirengimo taisyklė. Kas įeina kas paskaičiuota į įkainį? Stotelė su prieiga įsigijimo išlaidos, dinaminio galios valdymo įrengimo papildomos išlaidos, tada, kai dinaminis galios valdymos
yra privalomas būtinųjų priedų išlaidos, montavimo darbų išlaidos ir juridiniams asmenims papildomos išlaidos susijusios su komunikacijos protokolo, apskaitos, atsiskaitimo funkcionalumu ir parkavimo vietos ženklinimu. Visa tai yra įskaičiuota į įkainius. Įvado galios didinimas, įvado atvedimas didesnės galios nei buvo paminėta stotelė su prieigomis nėra finansuojamas. Ir apskaičiuojant finansavimo sumą ir išmokant ją nėra skaičiuojama faktiškai patirtos išlaidos. Tiesiog paskaičiuojama pagal stotelės tipą ant sienos, ant žemės, su dinaminiu galios valdymu, be dinaminio. Yra ir gale 11-12 pagal įkainį paskaičiuojama suma ir tokia suma po to yra išmokama, nepriklausomai kiek jūs faktiškai sumokėjote tiekėjui, rangovui už stotelės įsigijimą, įrengimą. Ir detaliau jau apie konkrečius skaičius. Čia yra pateikti skaičiai, jeigu jūs įsirengtumėte stotelę su viena prieiga. Jeigu su 2 prieigom, truputį tie skaičiai keistųsi, didėtų, bet tada parodysime, kur galima tiksliai pasiskaičiuoti. Bet pagrindinė informacija, jeigu įsirengiama individualiame name, soduose iki 11 kW, tai už vieną prieigą su dinaminio galios valdymo įrengiant ant sienos, jūs už kiekvieną stotelę su viena prieiga įsirengiant ant sienos su dinaminiu galios valdymu galima gauti virš 600 eurų, ant žemės beveik 700 eurų. Be dinaminio galios valdymo truputį mažiau, ant sienos truputį virš 500 eurų, ant žemės 580 eurų. Jeigu norima įsirengti stotelę su prieiga ir gale tos prieigos yra tarp 11 ir 22 kW, tada irgi yra nustatyti įkainiai su dinaminiu ir be dinaminio galios valdymo ir štai galite matyti skaidrėje labai konkrečius skaičius, kiek jums būtų išmokėta, jeigu kreiptumėtės už vieną stotelę su viena prieiga. Jeigu viena stotelė turės daugiau prieigų, reikia tada skaičiuoklėje įvesti ir ta suma truputį padidės pasikeičiant. Čia skaidrėje matote ir informaciją, jeigu kreipiasi fizinis asmuo siekiantis įrengti stotelę daugiabučiame name, daugiabučio namo sklype. Manytina, kad turizmo verslo atstovams gali rečiau pasitaikyti šitas poreikis, bet bendrai informacijai tikrai, jeigu jūs norite dar ir savo reikmėms, savo namuose, savo daugiabučiame įsirengti, tai irgi yra tokia galimybė. Kaip pastebite, jeigu norima įsirengti daugiabutyje, finansavimo suma yra gerokai didesnė ir ji gali būti nuo 800 eurų už stotelę ant sienos iki 1055 eurų už stotelę ant žemės, stotelę su viena prieiga. Jeigu finansavimo kreipiasi juridinis asmuo, tada, kaip jau minėta, galioja kiek kiti reikalavimai. Stotelės gali būti ir galingesnės iki 44 kW. Jos turi turėti papildomus funkcionalumus, būtinai dinaminį galios valdymą, atsiskaitimo funkcionalumus, nes paprastai juridiniai asmenys jau savo tiksliniai grupiai organizuodami elektromobilių įkrovimą jau nori ir atitinkamai, kad būtų padengtos išlaidos ir tada tokios stotelės su prieigomis jau turi turėti ir apskaitos funkcionalumus. Ir čia matote skaidrėje irgi konkrečius skaičius. Jeigu juridinis asmuo norėtų įsirengti stotelę be PVM ant sienos, tada už stotelę su viena prieiga kompensacija ar dotacija siektų beveik 600 eurų.
ant žemės arti 1000 eurų. Jeigu stotelė turėtų daugiau prieigų, šitos sumos tada didėtų priklausomai nuo prieigų skaičiaus. Norint konkrečiai pasiskaičiuoti dar prieš teikiant paraišką, įsivertinti, kokia galima dotacijos suma, kviečiame apsilankyti mūsų interneto svetainėje, galiojančių kvietimų skyriuje prie visų kvietimų teikti paraiškas yra skaičiuoklės. Čia yra konkrečiai tas mūsų minėtas kvietimas fiziniam asmenim, kai siekiama įrengti stotelę iki 11 kW ir ten rasite skaičiuoklę, kur suvedę savo poreikius, jums paskaičiuos konkrečią dotacijos sumą ir galima ten išsibandyti keletą variantų. Prieš teikiant paraišką tai būtų tikrai labai naudinga. Tokios pat skaičiuoklės, po to jau pildant paraišką, jos yra tokios pačios ir tada jau pildant paraišką būtų lengviau suprasti, ką paraiškoje konkrečiai reikia nurodyti. Paraiškos yra teikiamos užpildant elektroninės formas mūsų elektroninių paraiškų įrankyje, paspaudžiant šią nuorodą. Taip pat iš mūsų interneto svetainės pasirinkus kvietimui teikti paraiškas irgi ten pateikiamos nuorodos ir tiek nuorodos į jau paraiškos pildymo langelį, tiek patarimai, kaip užpildyti ir panašiai. Pateikus paraišką, kaip minėta, paraišką galima pateikti jau turint įkrovimo stotelę, svarbu pasitikrinti, ar jie atitinka techninius reikalavimus. Pateikus paraišką, ji vertinama, siekiama įvertinti per 40 darbo dienų. Vertinimo trukmė tikrai nemažai priklauso, kaip atidžiai užpildyta paraiška. Jeigu paraiška turi trūkumų, tada vertintojas turi kreiptis, nėra jį iškart atmetama, tikrai vertintojai kreipiasi, prašo patikslinti, pataisyti, jeigu trūksta kokio nors dokumento, prašo tą dokumentą pateikti. Yra siekiama tikrai, jeigu pagal poreikius ir planus tas ir pareiškėjas tinkamas ir vieta įrengimo yra tinkama, atitinka sąlygas, tai mūsų vertintojai klausdami, prašydami patikslinti paraišką, iš esmės ir padeda tą paraišką sutvarkyti taip, kad būtų gautas finansavimas. Aišku, tai tokiu atveju užtrunka kiek ilgiau, todėl tikrai rekomenduotume, pildant paraišką, jeigu yra neaiškumų, paskambinti ir pasiteirauti, kaip tiksliau užpildyti. Tada ir vertinimo procesas bus greitesnis. Įvertinus pareiškėjui išsiunčiame raštą, kad jo paraiška patvirtinama su nurodyta suma ir detaliais išvardintais reikalavimais, kuriuos mes čia skaidrėse ir pristatome. Įrengus stoteles, kaip minėjau, įrengti reikia fiziniams asmenims per 12 mėnesių, juridiniams asmenims, jeigu yra poreikis, gali užtrukti ir iki 18 mėnesių. Iki to termino pabaigos reikia įsirengti stotelę ir pateikti mokėjimo aprašymą, kuris yra išnagrinėjamas per 60 darbo dienų ir tada išmokama, patvirtinus mokėjimo aprašymą, išmokama pati dotacija. Mokėjimo aprašymą vertinant irgi, jeigu ten būna netikslumų, vertintojai susisiekia su pareiškėju ir jeigu įmanoma ištaisyti trūkumus, paprastai jie yra ir ištaisomi. Ir finansavimas yra išmokamas. Kokia informacija ir dokumentai turi būti teikiami su paraiška. Svarbus, paraiškoje po to jums pademonstruosime jau konkrečiai paraiškos pildymą, pasitelkdami jau tikrąjį pavyzdį. Ten tikrai yra ta standartinė, kontaktinė informacija ir panašiai, tai tikrai labai svarbu tiksliai užpildyti
ir telefoną, ir banko sąskaitos numerius, visus tos dalykus, nes netiksliai užpildžius, kaip minėjau, tada vertinimo metu išsitęsia vertinimo laikas. Aišku, bus galimybė tikslinti, bet vertinimo laikas išsitęsia. Paraiškoje labai svarbu nurodyti teisingai nekilnojamo turto objekto unikalų numerį arba kelis numerius, jeigu planuojate įsirengti keliuose nekilnojamo turto objektuose. Tas turto objektas, kuriame ketinama įsirengti įkrovimo stotelę, kaip minėta, gali būti valdomas nuosavybės teise ar kitais teisės pagrindais, panauda, nuoma. Ir panauda, nuoma tada turi galioti netrumpiau nei projekto trukmė, tai yra 12 mėnesių plus 5 metai tęstinumo laikotarpis. Ir panauda ar nuomos sutartis turi būti registruoti nekilnojamojo turto kadastre ir registre. Paraišką gali teikti jūsų įgaliotas asmuo už jūs, tada reikalinga pateikti įgaliojimą. Jeigu prašant, jeigu paraiškoje nurodoma, kad siekiama įsirengti keletą įkrovimo stotelių su daugiau prieigų, tada dotacijos suma būna didesnė. Ir kadangi dotacija sudaro nuo įkainio iki 40, iki 30%, likusią dalį turi dengti pareiškėjas. Ir jeigu ta suma, kurią turi padengti pareiškėjas, kuri irgi paskaičiuojama pagal įkainį, yra daugiau negu 10 000 eurų, tada reikia pateikti finansavimo šaltinius pagrindžiančius dokumentus. Toliau, jeigu pareiškėjas, fizinis asmuo vykdo ūkinę veiklą, o tai ir bus, matyt, mūsų tikslinė auditorija, kaimo turizmo verslą vykdantis asmenys, fiziniai ar juridiniai asmenys, jie vykdo ūkinę veiklą ir tada įsijungia tam tikri valstybės pagalbos reikalavimai. Reikia pateikti vieną įmonę deklaraciją, tai yra dažniausiai teikiama deklaracija. Arba, kaip mano kolegės truputį vėliau paaiškins, jeigu nėra galimybės gauti vadinamąją mažos vertės valstybės pagalbą, de minimis pagalbą, matyt, dažnai girdėjote šitą žodį, tada galima gauti dotaciją pagal kitą schemą ir reikia teikti smulkiojo ir vidutiniojo verslo subjekto statuso deklaraciją. Irgi kolegės truputį vėliau jums pristatys. Pačioje paraiškoje reikia patvirtinti, kad mokėjimo prašymą mums teiksite tik tai tada, kai tinkamai įsirengsite įkrovimo stotelę. Pagal tai konkrečiai vietai reikalingus sutikimus, leidimus, tam, kad ten būtų įrengta ir prijungta prie elektros tinklo. Mes šitų dokumentų, sutikimų, leidimų nei su paraiška, nei su mokėjimo prašymu neprašome iš karto atsiųsti. Gali kilti poreikis įsitikinti, bet tada atskirais prašymais jų prašome. Bet tai jau yra pareiškėjo atsakomybė, įsirengti įkrovimo stotelę ir prijungti prie tinklo pagal galiojančius teisės aktus. Ir prie paraiškos pridedama pareiškėjo deklaracija, ji turi būti pasirašyta elektroniniu būdu arba fiziniu parašu nuskenuota, yra deklaracijos nustatyta forma, irgi kolegės parodys, kurie galima rasti. Dar trumpai apie pareiškėjo įsipareigojimus. Yra prievolė paviešinti informaciją apie gautą finansavimą. Jeigu jūs turite savo interneto svetainę, tai joje ir privalomai socialiniuose tinkluose galima pareiškėjo paskyroje, galima asociacijos socialiniuose tinkluose, kur jau pasirenkama, per 20 darbo dienų nuo mūsų rašto apie finansavimo skyrimą dienos paskelbti informaciją, kad kokios veiklos yra planuojamos, kad skirtas tam ES finansavimas, panaudoti ES emblemą. Visi pavyzdžiai yra mūsų interneto svetainėje. Ten užėjus viską galima susirasti, yra standartinės formuluotės pateikiamos.
Įsirengus stotelę, pateikus mūsų mokėjimo aprašymą ir gavus finansavimą, prasideda 5 metų tęstinumo laikotarpis vadinamas. Tai reiškia, kad per šitą laikotarpį jūs ir toliau turite valdyti turtą, kuris buvo įsigytas už ES lėšas, gaunant dotaciją. Ir esant poreikiui šitą turtą perleisti, parduoti ar kitaip pakeisti, suvaržyti intelektinės ar daiktinės teises į šitą turtą, tokiu atveju esant poreikiui reikia mums pateikti prašymą ir tada tokie prašymai svarstomi ir jeigu negalima atlikti perleidimo, pardavimo ar kitų veiksmų, kol negaunamas sutikimas. Ir per šitą laikotarpį tai įkrovimo stotelė, kaip minėjau, turi išlikti privati. Ji tikrai gali būti naudojama jūsų klientams, darbuotojams ir panašiai, tačiau ji neturi būti įtraukta į viešų ir pusiau viešų įkrovimo stotelių informacinę sistemą. Ir toliau jau paprašysiu savo kolegių pristatyti paraiškos pildymo konkrečius pavyzdžius. Sveiki visi, taip, Audronė, ačiū, aš dabar pasidalinsiu savo ekranu. Ar matot mano ekraną? Taip, tai Lietuvos energetikos agentūros puslapyje ena.lt yra skiltis kvietimai teikti paraiškas, tai norint pateikti paraišką privačiai elektromobilio prieigai įsirengti, reikėtų eiti į galiojančius kvietimus teikti paraiškas ir šiame puslapio skirsnyje galima rasti nuorodas, kaip prisijungti prie paraiškų teikimo formų ir rasti paraiškų teikimo elektroninės formas. Tai paspaudus aktyvią nuorodą mes esame nukreipiami į Submittable sistemą, per kurią Lietuvos energetikos agentūra priima paraiškas ir susirandame mums aktualų kvietimą, pavyzdžiui, įkrovimo stotelės iki 22 kW galios įrengimas fizinių asmenų valdomose individualiuose namuose ar soduose ir spaudžiame suteikti ir esame nukreipiami į paraiškos pildymo formą. Pradžioje reikėtų perskaityti ir susipažinti su paaiškinimais, kad vėliau būtų lengviau pildyti paraišką ir prie Submittable sistemos rekomenduojame jungtis susikūrus atskirą prisijungimą ar slaptažodį, nors galima jungtis ir per Google ar Facebook paskyras. Toliau yra paaiškinami trumpiniai, kokia forma dokumentai yra priimami. Ir kita aktuali informacija. Tai pildant paraišką, pirmiausias žingsnis yra nurodyti paraiškos pildymo datą. Ją galima pasirinkti, renkamės šią dieną. Toliau paraiškoje nurodomi yra bendrieji duomenys, pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas. Atkreipiame dėmesį, kad vardą ir pavardę reikėtų rašyti lietuviškais rašmenimis. Tai irgi pasitaikanti klaida. Taip pat nurodomas adresas gyvenamosios vietos, telefono numeris pareiškėjo, elektroninio pašto adresas susirašinėjimui, banko arba kitos kredito įstaigos sąskaitos numeris, į kurį bus pervedamos dotacijos lėšos ir toliau yra pasirinkimas, ar paraišką teikia pareiškėjas, ar jo įgaliotas atstovas. Jeigu paraišką teikia pareiškėjas, žymime, kad teikia pareiškėjas, jei įgaliotas atstovas, pažymėjus, kad paraišką teikia įgaliotas atstovas, atsiranda laukelis nurodymui įgalioto atstovo vardo ir pavardės ir yra galimybė pridėti įgaliojimą. Tinkamas yra notaro patvirtintas arba informacinių technologijų priemonėms sudarytas ir registrų centro įgaliojimų centre įregistruotas įgaliojimas ir pridedamas skanuotas arba L-parašu pasirašytas dokumentas. Pasirinkus failą yra galimybė čia prisegti dokumentą. Tada toliau yra nurodomi kontaktinio asmens duomenys, tai
gali būti arba paties pareiškėjo, arba įgalioto asmens duomenys, kontaktai asmens, su kuriuo bus susisiekiama iškilus kažkokiems neaiškumams paraiškoje ir prašant ją patikslinti. Na ir prieiname prie išlaidų poreikių pagrindimo lentelės ir išlaidų skaičiuoklės, kurią galima išsiskleisti paspaudus šias rodiklytes. Ir čia pateikiama informacija apie nekilnojamo turto objektą ir įrengiamų stotelių bei prieigų skaičių. Tai jeigu planuojama įrengti stotelę be dinaminio galios valdymo, tai B stulpelio trečioje eilutėje yra rašomas nekilnojamo turto objekto adresas. C stulpelio pirmoje eilutėje yra nurodomas nekilnojamo turto objekto unikalus numeris. Atkreipiu dėmesį, kad jeigu stotelė įrengiama ant sienos, tai nurodomas pastato unikalus numeris, jeigu stotelė įrengiama ant žemės, tai nurodomas žemės sklypo unikalus numeris. Ir D stulpelyje yra prašoma nurodyti įkrovimo stotelių skaičių. Tai jeigu stotelė ant sienos, planuojame įrengti vieną, rašome vienetą, sekančiame laukelyje galime nurodyti, kiek prieigų turės ta stotelė. Tai galime rinktis, pavyzdžiui, vieną stotelę su 2 prieigom ant sienos. Ir toliau šioje lentelėje yra skaičiuoklė, kurios duomenys mums bus reikalingi toliau pildant paraišką. Tai kaip matome, J stulpelyje yra apskaičiuojama automatiškai prašoma finansuoti išlaidų suma. Tai J stulpelio 24 eilutė mums yra reikalinga toliau pildant paraišką, kadangi sekantis žingsnis paraiškoje yra nurodyti prašoma finansuoti išlaidų sumą. Ir patogiausia būtų šitą sumą apskaičiuotą lentelėje tiesiog kopijuoti ir įrašyti į sekančią paraiškos skiltį. Taip, įrašome prašoma finansuoti išlaidų sumą ir atkreiptinas dėmesys, kad centai turi būti atskiriami tašku, o ne kableliu. Todėl labai patogu yra kopijuoti tą sumą iš lentelės. Toliau pildant paraišką yra prašoma pasirinkti apskritį, kurioje yra vykdomas projektas, tai reiškia įrengiama stotelė. Šiuo atveju renkamės Vilniaus apskritį, pasirenkame Vilniaus miesto savivaldybę. Na ir sekantis klausimas yra, ar pareiškėjas vykdo ūkinę veiklą. Tai jeigu pareiškėjus vykdo ūkinę veiklą, žymime taip ir tada turime pateikti vienos įmonės deklaraciją. Vienos įmonės deklaracijos pildymo instrukciją kolegė jums papasakos vėliau, na, o formą galite rasti paraiškoje, paspaudę čia aktyvią nuorodą ir yra galimybė atsisiųsti vienos įmonės deklaraciją, ją užpildyti ir pasirašytą pridėti kartu su paraiška. Taip pat vykdant ūkinę veiklą yra pasirinkti tinkamą pareiškėjų taikomą de minimis reglamentą, tai ar žemės ūkio sektoriuje vykdoma veikla, ar žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje vykdoma veikla, ar kitame sektoriuje vykdoma ūkinė veikla. Ir pasirinkus veiklą yra paraiškoje paaiškinimas, kad galėtumėte įsitikinti, ar tikrai teisingą veiklą pasirinkote. Priėjus prie sekančio klausimo apie nuosavo įnašo šaltinius pagrindžiančius dokumentus, tai jau minėtoje skaičiuoklėje yra apskaičiuojama ne tik prašoma finansuoti išlaidų sumą, bet ir nuosavas įnašas, tai yra K stulpelio 24 eilutė. Šiuo atveju nuosavas įnašas yra 1900 eurų. Tai reiškia, žymėsime, kad nuosavas įnašas yra nedidesnis nei 10 000 eurų ir jokio papildomo dokumento pateikti nereikės. Nu, jeigu nuosavas įnašas būtų didesnis kaip 10 000 eurų, tada atsiranda galimybė pateikti dokumentą, kuris pagrįstų tą nuosavą įnašą. Taip, toliau varnele reikėtų patvirtinti, kad mokėjimą prašymą kompensuoti tinkamas projekto išlaidas
pareiškėjas teiks tik gavęs teisės aktuose nustatytus sutikimus ir leidimus, kaip jau Audronė minėjo prieš tai. Na ir prieš paskutinis žingsnis privalomas, tai yra pridėti pasirašytą pareiškėjo deklaraciją, kurią taip pat galime rasti ir atsisiųsti paspaudus aktyvią nuorodą pareiškėjo deklaracijos. Pareiškėjo deklaraciją reikia perskaityti, susipažinti su ten deklaruojama informacija ir pasirašius arba paprastu, arba elektroniniu parašu ją pridėti šioje paraiškos dalyje. Na ir paskutinis žingsnis tai būtų pateikti formą, tačiau jeigu jūs abejojate, ar viską teisingai užpildėte, ar nepridėjot dar kažkokią neturėjot pasiruošę dokumentą, tai visada galima išsaugoti projektą ir tada sekantį kartą prisijungus prie Submittable sistemos jau papildyti savo prieš tai išsaugotą paraiškos projektą. Tai tiek ir toliau perduodu žodį kolegijai Indrei. Tada, kol kolegė Indrė ruošiasi, aš jau grąžinu skaidres ir tada kolegė galės perimti pristatymą, kasgi tos įmonės įmonė deklaracijos, kaip jos pildoma. Taip, sveiki. Tai dabar pakalbėsime apie tai, kaip finansavimas prašomas pagal de minimis reglamentus. Tai kaip matėte paraiškos pristatyme, tai turėsite pasirinkti, ar vykdote ūkinę veiklą. Tai šiuo atveju taip turite rinktis tie fiziniai asmenys, kurie veikia pagal individualios veiklos pažymą, verslo liudijimą ir panašiai. Taip pat atkreipiam dėmesį, kad jei fizinis asmuo turi juridinio asmens kontrolinį akcijų paketą ir efektyviai jį kontroliuoja, tą juridinį asmenį tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvaudamas jo valdyme, jis taip pat laikomas ūkio subjektų vykdančių ūkinę veiklą. Taip, tai pažymėjus apie ūkinės veiklos vykdymą, toliau reikės pasirinkti reglamentą, pagal kurį jūs veikiate. Ir čia atkreiptinas dėmesys, kad bendra de minimis pagalbos suteiktos vienam ūkio subjektui per 3 mokestinius metus suma negali viršyti 30 000 eurų, jeigu jūs veikiate žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje, 25 000 eurų, jeigu veikiate žemės ūkio sektoriuje ir 200 000 eurų, jeigu vykdote kitą ūkinę veiklą. Bei yra išimtis, kad ta riba negali viršyti 100 000 eurų, jeigu vykdote veiklą krovinių vežimo keliais sektoriuje. Pasitikrinti, ar jūs nesate viršiję šią sumą, jūs galite suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrą. Štai skaidrėje matote geltoną nuorodą. Ir toliau pakalbėsime apie tai, kad pasirinkus reglamentą jums reikės pridėti vieną įmonę deklaraciją, kurios ištraukas matote skaidrėje. Turėsite įrašyti pildymo datą. Tai jeigu teikia fizinis asmuo, tai turės įsirašyti vardą pavardę, jeigu įmonės pavadinimą. Taipogi toliau užpildyti įrašant įmonės kodą arba asmens kodą. Atkreiptinas dėmesys, kad jeigu teikia fizinis asmuo, tai čia taip pat turėtų šalia asmens kodo įrašyti ir ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus kodą, kitaip vadinamasi LRK kodą. Ir įrašyti visas susijusias įmonės bei šią deklaraciją pasirašyti. Kas tai yra viena įmonė ryšiais susijusios įmonės, tai yra paaiškinta ir pačioje viena įmonė deklaracijoje. Taip pat matote ir šioje skaidrėje. Apibrėžimas yra pateiktas ir reglamentuose. Taip, toliau. Toliau, jeigu esate juridinis asmuo ir viršijate de minimis pagalbos sumą, galite prašyti finansavimo pagal bendrosios išimties reglamentą. Čia svarbu atkreipti dėmesį, kad pagalba nebus teikiama sunkumų patiriančioms įmonėms, kai pareiškėjui yra išduotas vykdomasis raštas sumoms išieškoti pagal ankstesnį Europos komisijos sprendimą.
taip pat ūkio subjektams vykdantiems veiklą žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje, bei kai valstybės pagalba neturi skatinamojo poveikio, tai yra, kai su projekto veikla susiję darbai yra pradėti vykdyti prieš pateikiant paraišką. Čia matot, turėsite pateikti SOV deklaraciją, jeigu pasirenkate bendrosios išimties reglamentą. Čia matote šios deklaracijos ištrauką. Ir ši deklaracija pildoma vadovaujantis smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašu, kurį patvirtino ūkio ministras 2008 metais. Ir daugiau informacijos galite susirasti skaidrėje nurodytoje nuorodoje. Toliau apie mokėjimo prašymus pakalbėsime. Tai atkreipiam dėmesį, kad avanso mokėjimai neatliekami, kompensuojamos tik patirtos išlaidos. Mokėjimo prašymas teikiamas tik įrengus stoteles su prieigomis ir ne anksčiau kaip gavus lėjo raštą dėl finansavimo skirimo. Mokėjimo prašymas teikiamas elektroniniu paštu info@nlt, o mokėjimo prašymo formą galima rasti skaidrėje pateiktoje nuorodoje. Tai Lėjos internetiniam puslapyje. Kartu su mokėjimo prašymu privaloma pateikti ir šios dokumentus, tai yra PVM sąskaita faktūra, montavimo rengimo perdavimo priėmimo aktą, stotelės techninė specifikacija, įrengtos stotelės su prieiga nuotrauka, juridiniams asmenims dar reikėtų pateikti ženklinimo nuotrauką. Taip pat, kaip jau minėjo anksčiau kolegės, juridiniai asmenys taip pat turės pateikti interneto svetainės, jeigu tokią turi, ir būtinai socialinio tinklo kompiuterio ekrano nuotrauką, kur per 20 darbo dienų nuo lėjo rašto dėl sprendimo skirti finansavimą projektų datus buvo paskelbtas trumpas projekto aprašymas. Ir prieš pildant paraišką rekomenduojame pasitikrinti atitinkamą kvietimo sąlygoms reikalingų su paraiška pateikti dokumentų sąrašą, keliamus įsipareigojimus, taip pat išsiaiškinti su potencialiais rangovais galimus elektromobilių įkrovimo stotelių su prieigomis įrengimo variantus pagal kvietimo sąlygas. Rekomenduojame pasitarti ne su vienu galimu rangovu. Esant poreikiui kreiptis į ESO dėl esamo įvado galios padidinimo ar naujo įvado įrengimo. Taip pat kreiptinas dėmesys, kad naudingą informaciją apie įkrovimo prieigų įrengimą galima rasti ESO svetainėje. Ir informacija apie kvietimus teikti paraišką skelbiama nurodytose skaidrėje svetainėse. Taip pat galima rasti mokymus juridiniams asmenims pateiktoje nuorodoje ir konsultuotis galima skaidrėje pateiktų telefonu arba elektroniniu paštu. Ačiū už dėmesį. Ačiū Indrei ir Renatai už pristatymą. Dabar mielai atsakytume į jūsų klausimus, jeigu jų yra. Mačiau, susirašinėjimo langelėje jau buvo rašomi klausimai, kolegės teikia atsakymus. Jei ne į viską atsakė, tai tikrai peržiūrėsim ir atsakysim papildomai parašydami, o dabar tikrai kviečiam pasiklausti, jeigu kas buvo neaišku, ar norite, kad dar kartą plačiau paaiškintume. Tikrai prašyčiau klausti. Prašau, Giedrė. Labą dieną. Aš buvau klausus žinute, jeigu pildysiu paraišką, gausiu finansavimą ir nespėsiu įsirengti stotelės. Ar galima atsisakyti finansavimo ir kaip elgtis? Ačiū. Jūs tikriausiai turite galvoje, kad paskyrus finansavimą, jūs per tą 12 mėnesių galimai nespėjote įsirengti, taip, tada atsisakoma finansavimo ir tas mūsų paramos skyrimo raštas nustoja galioti. Tiesiog. O sakykite, kaip reikėtų užpildyti kažkokį dokumentą ar laisvą formą rašyti tik kokį elektroninį laišką ar kaip? Ačiū. Jeigu jūs žinote jau anksčiau nepasibaigus tiem 12 mėnesių, kad
pasikeitė situacija ir jūs jau nebeketinate įsirengti stotelės ir pateikti mums mokėjimo prašymą, tai elektroniniu paštu mus informuojate. O jeigu neįsirengėte ir nepateikite mokėjimo prašymo per tą 12 mėnesių, tai tiesiog mūsų santykiai nutrūksta. Ir dar, ar aš tada... Ar galėčiau... Atsiprašau, pertraukiau. Sakykit, bet aš galėčiau dar kartą teikti į kitą finansavimo etapą paraiškas? Taip, mums, jeigu, yra du tokie dabar dalykai. Jeigu jūs pateikėte į kažkurį tai kvietimą, gavote finansavimą, mes patvirtiname raštu, kad jūsų paraiškai skiriamas finansavimas ir jūs turite 12 arba net 18, jeigu juridinis asmuo mėnesių įsirengti stotelę ir pateikti mokėjimo prašymą. Jeigu šito eigoje paaiškėja jums aplinkybės, dėl ko jums nebereikia tokio finansavimo, aišku, nebūtina laukti tų 12 mėnesių, mums tikrai būtų labai svarbu, jeigu jūs iškart informuojate, nes tie pinigėliai atsilaisvina kitoms paraiškoms. Bet jūs galite teikti taip, jūs galite teikti į kitą kvietimą, vėliau už kurio tai laiko, tik tiek, kad reikia žiūrėti, kiek tie kvietimai galioja. Ir dabar mūsų kvietimai fiziniams asmenims galioja iki šių metų rugsėjo mėnesio, galbūt dar šiek tiek jie bus pratęsti, bet visgi pats mūsų priemonės įgyvendinimas baigėsi 26 metų pradžioje, tai vis tik į tuos laikotarpius reikia suspėti, reikia turėti galvoje planuojant. Gal dar klausimų? Tikrai prašau klausti dėl gal paraiškos pačios pildymo. Jeigu dabar neturite, tai mes, kaip minėjome, galima klausti arba telefonu, arba parašant elektroniniu paštu įkrovimo stotelės NA.lt. Tai visko, ko nespėjote šiandien paklausti, jeigu jums svarstant, planuojant, ar peržiūrint skaidres, ar įrašą kiltų klausimų, tai tikrai prašom skambinti, rašyti ir mes paaiškinsime. Ir asociacijos atstovai, jeigu irgi jums sukaupsite kolegų klausimų iš jūsų rato, jau irgi tada prašytume tikrai iškart mums viską perduoti ir mes pateiksime paaiškinimus. Prireikus galėsime vėl susijungti į kažkokią grupelę ir dar kartą jums visiems paaiškinti, kokios yra galimybės, kaip galima gauti finansavimą. Tai ačiū Jums labai visam Jūsų kolektyvui ir tada lauksime įrašo ir informacinių skaidrių šitų pasidalinsim su visais nariais. O kai bus klausimų, tikrai susisieksim. Ačiū visiems dalyvavusiems, ačiū už klausimus ir tada sakome sudie iki kito karto ir atsiųsime, ką sutarėme, skaidres ir įrašo nuorodą. Ačiū Jums viso. Ačiū, viso gero. Ačiū, viso gero. Gero.